Žinote, aš nuolat dejuoju Tadui. Ar gali man padaryti kokių gražių video? Tu turi tiek daug įrankos, nuolat filmuoji, bet nieko nepadarai mūsų socialiniams profiliams. Aš turbūt kaip ir daugelis jūsų seku, ar tiesiog mane pasiekia įvairūs video socialinėje erdvėje su gražiais vaizdais ir galvoju, jog ir aš tai norėčiau rodyti savo sekėjams ir kad tai tik traukia daugiau žmonių. Bet aš nuolat gaunu tą patį atsakymą. Augustė, vien tik gražių vaizdų nepakanka. Turi būti kažkokia istorija, įvykis, turi būti istorijos dalyviai, galų gale emocijos, o tie gražūs vaizdai tai tik fonas, vieta, kur viskas vyksta. Jis man sako, daryk vlogą. Nežinau, man šitas vloginimas tai įdomus reikalas, atrodo šnekėk, bet nuo istorijos tai kai noriu, tai ir pasakau kažką. Dabar jeigu aš nenoriu, bet turiu kažką pasakyti, ne? Ne, nes nėra kažką užfilmuoti. Zagrebiečkiams. Na, aš netinku iš tos pasakos, nu. Tai va tiek. Boring. Tai pasakyk, ko tu tokia be nuotaikos esi, ką? Nes tu man liepi šnekėti, kad aš nenoriu šnekėti, nu, pasakyk kažką. Ne naktį žadinu tave šnekėti. Nesvarbu, aš dabar noriu žiūrėti. O žiūrėti aš norėjau į Samobor miestą. Samobor yra nuostabus mažas miestelis šalia Zagrebo. Jis garsėja savo unikalia architektūra, turtinga kultūra. Ir šitas miestelis yra labai populiarus, tokiu piragu, kremšnitais, Kroatijai populiarus, bet iš čia yra kilęs tas piragėlis, jis toks, pamatysit, žodžiu, toks purus, fluffy piragėlis su plikytų kremu kažko. Kremšnita tai tradicinis Kroatijos desertas, kuris yra ypatingai populiarus šiame miestelyje. Tai yra kremo pyragas, kurio pagrindinis ingredientas yra vanilės kremas tarp 2 plonų sluoksnių sluoksniuotos tešlos. Pyragas dažnai yra apibarstomos cukraus pudra ir patiekiamas su kava arba arbatos poteliu. Tai čia reikia dar pajudinti, dar žinau, žiūrėk, kiek jisai. Ne, toks. Fluffy. Lauk, reikia ir man nufotkyti. Šiltas, vaikai? Šiltas biškelė? Draugai, čia viską kartu reikia. Sakysi, kad ten kosulys. Ir gavo vaiks biškį cukraus ir demonai lėplo. Šis miestelis yra žinomas dėl savo tradicinės architektūros, žaliųjų kavų ir unikalaus vyno. Todėl, jei ieškote jaukumo ir kroatiškų tradicijų, Samobor yra puikia vieta aplankyti. Šiaip labai gražus, jaukus ir atrodo irgi vengriškos, tokios austriškos architektūros. Ir dažniausiai tai būna išvyka iš Zagrebo, Zagrebiečkiams. August, tau čia neatrodo kaip kokiam Vilniui tame Samoboru? Ar ten čia ką amatininkų užeiga, čia tipo Stiklių gatvė, kažkas, kaip būtum Vilniaus rotušėj kažkaip? Panašu, biškį turi panašumą. O tos biškinams ir panašus į vieną irgi pilkas toks visas. Nu, kažkaip buvo tos tie bromai. Gerai, gana apie tas architektūras pabodo turbūt jau jums. Taigi važiuojam toliau. Užvažiuojame į dar vieną miestą Karlovac, irgi senas miestas kaip ir Samobor, tačiau visas senamiestis pilnai renovuojamas. Tad užvažiuojame tik į Karlovaco miesto tvirtovę. Trumpai pasidairome ir vėl kelyje. Mūsų kelionės tikslas yra Tuhel kaimelis Zagorje. Gerai, mums ir vėl laikas stabtelėti kavos. Ne, Adriau, čia tatis tau jungia, vadžinai šitą. Čia fotoaparatas, kur sukaupia tavo susibės tavo garsą ir per kompiuterį girdisi tavo garsą. Susibė garsą? Ai, tu čia kiaulė. Nu, švirpi čia dabar. Driuku. Tu čia kiaulė atsirado, čia gumelė kažkokia tarp klydų. Atvažiavom į Tuhel prie baseinų. Ir mes sugrįžom į namuką, kuriame buvome prieš 2 metus apsistoję irgi, kai važiavom baseinus, tai nieks nepasikeitė, viskas taip pat, tik mūsų vaikai paaugę, kur kas yra
Kad amėjo Danielius kaip gražiai jaukiai čia namų darbus daro. Gražiai. Tai čia biški tau tamsuoka, pasidėk arčiau. Vaikų mėgamasis. Dvimavytės. Savo abiejų. Gražiai storos kalbytės. Abiejų mūsų, taip. Tai kiek kainavo? Kainavo 140 eurų 2 naktis. Šiaip tai brangiai. Už namą. Ką? Už visą namą. Galėtų koks 50 būti. Ne, normaliai tikrai. Jaukiai. Taigi, lygiai prieš 2 metus teko apsistoti šiuose namuose. Zagorje tokių panašių namelių išties gausu. Jos kratų vadinamos tiesiog vykendica, kas tiesiog reikštų namelį savaitgaliui. Šis namelis tąkart mums labai patiko, todėl norėjome dar kartą grįžti šiuos jaukius namus. Tačiau šį kartą oras pasitaikė nekoks. Kažkas net rūką įjungė. Šalta, čia važiuojam į Dalmaciją savo šilčiau, bus bent 10 laipsnių, tai turbūt tikrai bus šilčiau, nes dabar čia rodo 7-8, rūkas užsidėjęs. Smagiai, praleidom laiką, visi patenkinti, aš į žygį išėjau, vaikai pasimaudė, o Taduks, prisitaikė. O tavo poreikiai patenkinti buvo? Taip. Pačilina. Tai va? Turbūt klausite, kur tie baseinai. Žinote, kuriems irgi reikia atsipalaiduoti. O be to kameros su baseinu nelabai derinasi. Žodžiu, keliaujame į Dalmaciją, na ir kaip visada... Vaikas, ką vaikas? Ne. Sustojam dar Zagrebe. Nebedaug liko. Zagrebe. Fū, blemba, Zadarė. Zadarė, sustojam. Šiaip iš tikro, Zadarė senai buvom. Taip. Man yra... Mieste gražiausia miesta. Šitą iškirpk. Gerai. Gerai? Būtinai. Zadarė išties esame reti svečiai. Labiau aplankome jį kaip tarpinę stotelę į oro uostą ar tiesiog keltų pasiekti kokią salą, kai lėkėme tyrinėti Kroatijos apylinkių. Pats Zadaras yra 5. pagal dydį miestas Kroatijoje, jame skaičiuojama net 70 000 gyventojų ir yra viena iš populiariausių lankomų vietų. Sezono metu miestas, kaip ir kiti kurortai, šurmuliuoja nuo turistų, barai ir restoranai perpildyti. Viena įdomesnių Zadaro detalių yra ta, kad pats miestas yra apsuptas lygumos, todėl mieste nelabai yra vietų, nuo kurios atsivertų kokia graži panorama į miestą ar tiesiog jūra, skirtingai nei kitose didesniuose Dalmatijos miestuose, kaip Dubrovnike, Splite, Šibenike ir kitur. Galbūt dėl to šis miestas mums mažiausiai patraukliausias. Nu nėra negražus tas Zadaras, tikrai patys matot, koks senamiestis, iš Lietuvos atvykus tai tikrai paliks jums įspūdį. Ir be to, apylinkės tikrai vertos dėmesio, nes 1–1,5 valandos atstumu automobiliu galite tikrai labai puikių gamtos vietų rasti ir nacionalinį parką, Paklenicos ir Zarmanijos upė, kanjonai ir maudynių vieta. Ir salos, be to dar yra čia aplinkui, kuriuose yra gamtos parkas, Telaščica ir Kornatė salynas, tai su laivu išplaukti dienai labai verta pasiplaukėti ir aplankyti. Ir netoliese yra Vransko ežeras, bet viską iki smulkmenų susirašysi savo Šiaurinės Dalmatijos regiono gide apie aplink Zadarą. Šiek tiek pasiblaškę po miesto gatveles einame prie populiariausios miesto vietos, o tai yra jūros vargonai. Šiaip gražiai, tokia muzika. Nežinau, biškį pervertinta, man atrodo, čia. Ne, tai unikalus yra instrumentas muzikos. Vis tiek, kaip sėdi savo ir užsiliuliuoji. Ir tarp kitko, čia saulėlydis vasarą labai, ne tik vasarą, kada yra saulė, labai gražus.
O šalia vargonų yra tokia moderni instaliacija. Iš tikrųjų niekada neteko jos pamatyti, kaip veikia, nes reikia čia, kai sutemsta būti, nes čia yra saulės kolektorius sudėti ir įvairiom spalvom vakare čia šviečia. Laksto čia visi vaikai, smagi pramoga jam čia. Bet mes nematėme. Žodžiu, vasarą šitam kampelyje prie tų vargonų ir žiūrint saulėlydį ir šitą saulės pasveikinimo instaliaciją labai smagiai praleisit laiką. Visai kitoks vaibas bus. Vaibas, negalime sakyti. Ir šiaip, ant kiek yra fainai vaikščioti po tokį rudenėjantį miestą, apskritai Kroatijoje, kai nebėra tų turistų minios ir tu matai vietinius tik tai. Kaip vietiniai savaitgaliauja, kaip vietiniai švenčia tas dienas šventinės. Šventinės dienas. Švenčia šventinės dienas. Ir tu matai daugiau tą vietinių gyvenimą. Jeigu jūsų nėra prioritetas maudynės jūroje, o daugiau pažinti šalį, tai Kroatija yra atvira keliautojams visais metų laikais. Ir rudenį, ir žiemą, ir pavasarį. Aišku, gali pasitaikyti lietaus, bet šiaip saulės gausite daugiau nei Lietuvoje, man atrodo. Beje, dabar sėdžiu priešais salą, kurioje buvome 2018 metais dar ir mūsų profilio nuotrauka su logotipu yra daryta būtent tenai. Ten yra toksai miestelis Preko ir smėlėtas paplūdimys. Tai va, užuomazgos iš karto. Ne? Fone. Graži moteris. Graži buvo? Na, štai ir namai. Jų kvapas ir visada mane pasitinkantis veidrodis. Jis visada parodys, kaip tu jautiesi, kokia tavo nuotaika, parodys nerimą ar susirūpinimą, džiaugsmą ar spindesį. Jis parodys tikrąjį tavo veidą. Žinoma, tu gali apgauti veidrodį, gali šypsotis, nors gal ir džiaugsmo nejauti. Ir atvirkščiai. O turbūt klausite, kodėl visgi man reikia pasižiūrėti į veidrodį. Mes, paprasti žmonės, žiūrime į veidrodį, repetuodami kalbas, kokius gestus ir veido mimikas naudosime savo kalboje prieš auditoriją darbe ir šventėje. Ne, tai ne man. Veidrodis yra skirtas tam, kad pasižiūrėti, ar plaukai tvarkingai, ar gražiai atrodau, ar kokių naujų pūslių neprikilę.